Bet taipogi keturi kryžiai gali reikšti, kad žmogui yra gerai būti vienam. Tai gali būti arba kaip ir iš jūsų pusės, taip ir iš to kito žmogaus, nes tu galbūt galvoji, kad taip, noriu santykių, bet galbūt emocionaliai ir psichologiškai, tarkim, tu esi negatavas. Iš vienos pusės labai būti gerai vienam. Tai galbūt žmogui arba jums, čia priklauso nuo situacijos, galbūt vidinė ramybė yra tai, kad būti vienam, arba tu tiesiog nieko nenori, tu nori pabūti su savim, tu nori labiau išmokti, kaip elgtis, taip ir toliau. Tai čia labai daug kas priklauso tikrai nuo situacijos. Kiekviena situacija būna skirtinga, galbūt jums tai tiks, kitiems galbūt ne. Galbūt kitas žmogus tiesiog kaip ir nori santykių, bet galbūt nori labiau seksualinių santykių ir nerimtų santykių. Tai vat, jeigu nerimti santykiai, tada taip